Taigi sveiki visi, su jumis aš Matikso ir Žiurkių karalius. Sveiki! Ir šiandien mes žaisim Balloons 2.6 ir darysim challenge, kad tik vieną trūpą galėsim naudoti. Nesvarbu kokį, bet tik vieną. Farmos ir namelis jie yra, jos galim naudoti, bet kitų visiškai ne, išskyrus tą, kur pasirinkti. Tai mes galvojam dabar Spike Factory pabandyti naudoti. Tai aš Žiurkių karaliui duosiu biškį pinigų, kad jis nusipirkt galėtų. Ir esam darę su snaiperio, ninja, mortaru, tech shooteriu ir ice monkey. Ir iš jų toliausiai nuėjo snaiperis. Tai vat. Tai labai gerai. Oh, damn. Ir mes būsim nauji ir paustinsim, aš manau, daugiausiai Balloons 2.6. Bet visokių čia bus. Oh, damn. Visokių čia video bus, aš manau. Bet jeigu jūs turit pasiūlymų kokių žaidimų, tai pasiūlykit. Bet kad jie aišku būtų nemokami, nes tikrai nepirksiu aš žaidimų kokių. Ir jeigu jūs Fortnite siūlysit, aš jumis blokinsiu, nes aš Fortnite tikrai nežaisiu. Aš šito pinigų biškį pagamėtume. Ok, va mano alga. Blambo! Ir kadangi mes nauji, gal pasuportinkit, užmeskit laiką, subscribe, pakomentuokit, bus gerai. Ir tada jūs taip mums duosit daugiau motyvacijos kelti. Bet planuojam kelti mes 1 ar 2 kartus į savaitę, ne? Ne, pročia. Taip, Žiurkių karaliau. Viskas, sutyk! Ar taip, Žiurkių karaliau? Ne. Ne? Tai kada paustinsim? Kada norėsi? Jo, bet reikia bent 1 sykį į savaitę. Reikia. Nu, pasakykit, kaip norėsit komentaruose, žinot. Nesustumsim. Draugiški, kaip sakoma, esam. Labai. Ir jeigu jūs norėtumėt, pavyzdžiui, kad pabandytume su kokiu, ką žinau, šitu monkey sub arba piratu, tai jūs parašykit, padarysim. Ir jūs būsite laimingi, nes mes perskaitytume jūs komentarai ir padarytume. Kas čia per ponton? Ponton, padėjo kažko. Ai, pontūn. Ups. Ką jis čia daro? Ką žinau, tu ant jo gali statyti, tiesiog padėjusi. Aiškus. Aš kol kas neupgraidinsiu, aš jų tiesiog pristatysiu. Tu sakai, aš upgraidinu. Va jau mes čia jų turim, kiek mes čia 5. Vat aš dabar pasakysiu jums, iki kelinto raundo nuėjo snaiperis. Man rodos, kem antro, kem trečio, ne? Snaiperis nuėjo iki 79. Nu biškį praklyšinau stipriai. Biškį. Nu biškį. Tik truputį. Bet jo, aš manau, kitą darysim kokį engineer monkey arba beast handlerį, ne? Nu, jo, galim. Okei. Jeigu ką mes galėsim papaustinti kokį Lumber Tycoon videos, nes mes jį kartais pažaidžiam, žinot, kaip tokią nostalgiją, kaip ir. Nes mes anksčiau jį nolaifindavom, kai dar žaisdavom ten ant telefonų ir planšetų. Ir tai čia būtų mums gerai pažaist prisiminimus.
Tai būtų iš tiesų visai smagu pažaisti. Gal pažaisim. Gal. Čia aišku gal. Gerai, kad jiems. Gerai, kad nereikia jiems kemų upgrade. Pala! Greičiau padaryk, kad jie galėtų popint lead balionus. Ai, šau. Tai bus mums. Ne. 600 kampinių dar. Aš manau, šitą Spike Factory nueis greičiau. Oi, ne greičiau, o toliau. Lemba. O pačia, aš ten tos kelius padės bandyti. Neįvaigs, bet nuims kelius. Ir tai neturėtume mes mirt nuo jų. Ne. Ne. Gal norėtum nors ne. Dieve, Nu, tikriausiai. žibiški posakė. Biški. Jeigu žmonės gali tiesiog, jeigu neturit klausimų, pakomentuoti, pavyzdžiui, koks jūsų mėgstamiausias sezonas. Mano, pavyzdžiui, žiema. Koks tavo žiurkių karalių? Jo. Bet čia aš tai gyvenu Vokietijoje, bet čia ir tai čia nelabai ir sninga, tai tas biški blogai. Bet kai pasninga, aš visą dieną lauke prasėdžiu. Kitą gal norėtum daryti kokį mortarą? Mortarą jau darėm, inžinierių. Mortaras ten labai greit mirė. Ai, Tu upgrading saviškai, aš statysiu daugiau iš tų dinozaurų. Ir balandžių. Pala. Oi. Wow. Pala, ar mes... Ai, okei, nieko tokio. Kur ten man jie pastatė automatiškai? O čia... So, aš dabar taupysiu šitai papūgai. Jei neklystu, kad papūga vadina. Ne taip vadinas. Kaip vadinas tas, kur laiškus ne... Jo, pelėdai. Dabar jai taupysiu, nes jinai kemą mato. O, turim vieną pelėdą. Papūgą, sakiau, vapšė. Papūga. Pasyra. Papugai. Kaip atrodo, aš manau, kad šitas už sniperius daugiau nuvarys. Man kažkaip atrodo, kad sniperis vis tiek man geriau buvo. Aš manau, kokius 3 pabandysim. Ir tada galėsim jau kokį baigti filmuoti. Ir gal po to iš karto jau kitam kartui, kad nereikėtų tada. Aš nežinau. Širgi. Bet reiks tada sužinoti, ką žaisti. Žiūrėk, koks pas mane kitas. T-Rexas. T-Rexas Didelis koks. Jis nemato kiemų. Dabar man jau reikia kitą statyti. Šis statys kažkur čia. Ne, bet pažiūrėk, kaip tas Tyrannosaurus Rex kietai atrodo Beast Handleris, kai ant to upgrade'o. Kiečiausiai, man atrodo, tai tų dinozaurų upgrade'us. Kai dar. Dar vieną ovalą turiu.
Jeigu kažkoks vienas bent jau pradės tipo, jeigu visas 8 raundų pratęs vienas unitas, tipo, kai tik vieną tą statom, tai aš jį pradės naudot su to, kurio tai bus. Nes, nu, jis turi tada geras yra. Jie mortarą iš tiesų galėjo įdėti supportą, nes jis kaip lėtai šaudo iš tiesų, tik ant vieno upgrade greitai. Nu, jo. Aš nepaplėtinu, jo nepaplėtinu. O, nemanau, kad jis ilgai dagyvena. Mes tiek mažai ten nuėmėm jam. Sakiau. Techninių problemų, bet sugrįžo. Techninės labai. Jo, nesakysim kas, bet nutiko. Palauk. Inžinierius, aš manau jis tikrai daugiau, nes jisai yra labai geras su savo sentrys. Jo. Bet aš manau, kad jis galėtų tikrai geriau. Įsivaizduoji, šiandien atsikėliau 6 tram, ne, nu nėra tai blogai, bet po to nuvariau pabėgioti gal 3 kilometrus, grįžau, pagėminau, po to dar sporto pamoką šiandien turėjau, tenais grinai visas 2 pamokas bėgiojau ir dar per kickboxą bėgiosiu. Ir mano kojom. Ir tikrai turim pusantrų galų. Kol kas easy. Bet prolyt balionus gali... Pala. Bet kitą kartą mes realiai galėtume vien tik su sraigtasparniu pabandyti, nes aš galėčiau cash dropą padropinti, gautume pakankamą šaibų, kad nusipirktume sraigtasparnį. Nu jo, nu galėsim. Jo, bet man tada reikės rankimus. Man nelabai įdomu ant herojų, nes aš jį daug. Herojai yra iš tiesų labai geri, tu jas turėtum naudoti. Nu jo, bet dabartinį kokį tu, tai ir gerai. Jo, jis yra geras. Tai man nereikia kažkaip geres. Paskui galėsim pabandyti vien tik su herojais. Jo, 2 unitus vis pakainas. Nu. Pravarysim, žinai. Kodėl jis dropina centrį bronzą? Tos centriganas gerai dropino, mano pažiūrėk. Ir biškį nepagaunu. Nes tu biškį blogoj vietoj pastatęs. Bet tas pats. Nu. Galėsim dar, nežinau, kelti Unturned vidosius, bet retai, nes man jau nebelabai patinka tas Unturned. Bet jeigu jūs norit, kad keltume, tai parašykit. Mes ten, nu kai žaidžiam, kai mes ten žaidžiam, tai mes tikrai ten daug reidinam, daug žudom. Bet mane daug ir nužudo. Manas tai nelabai daug, aš biškį pramoku. Tai jo, ką tu ten žaidi 100 valandų per dieną? Nors neįmanoma, bet... Tu, kai žaidžiau, Unturned tavo manoma. Kiamo balionai. O. Tai reikia upgrade'o, kai upgrade'ą parauksi, cleaning foam, tai jis nuklynins tuos. Aš savo tam darysiu. Kiamo nuvalys. Kiek skainuoja? 900 svam aš turiu. O, tu turi jau, kad tą upgrade'ą galėtum, ar tu taupai? Jo. Ai, tu jau turi. Tai jeigu gal pro tą vietą praeis, aš ją biškį toliau tiesiai prie įėjimo. Nu valo, bičas, valo.
Tai taip, labai gerai. Aš taupau ant Sentry Expert, nes jisai deployant toks, kurie užfreezina, kurie burnina ir žinai. Lead balionams reikia. Aš cleanerį vieną įdėjau, labai gerai. Ir kad ar centrifugams dropintų. Gerai, kad normalo kebo balionus. Ok, man dar 700 trūksta. Galėtum duoti, nes jie jau greit, aš manau, pareis. Jie gerai. Davai. Čia, va matai. Crushing Sentry, Boom Sentry, Cold Sentry, Energy Sentry. Va, dabar spakainas. Įmanoma. Aš čia pastatysiu. Ir bam. Jo. Dabar pastatysiu. Tai, tarkim, čia. Ir dabar... Nu, kol kas atsilaiko gerai jie. Kas gerai atsilaiko. O aš trepinsiu balionus. Ir jie neišeis, kol aš jų neišleisiu. Dabar aš irgi taupau ant Sentry. Nors aš manau, kad inžinierius realiai turi šansą. Sen. O dėm. Gerai, dabar šitą subraidą turi. Ir Nu, iš dabar tiesų, aš jie taupysiuos ant dar vieno valytojo, nes maža kas tie balionai. Tai išmesto aš čia. Nu, kaip matau, jie čia greitai nuvarė tą mėlyną balioną. Aš jau pradedu pamiršti vokiškus žodžius, ne vokiškus, o lietuviškus žodžius. Vokiškai vieni tai aš neku, o su tam ir su broliu ir mama ir tėvu tai aš neku lietuviškai. Tuoj pamiršiu. Ok, tuoj dar biškį liko ir trepinsiu aš balionus. Всё. Trepinu aš balionus. Va, sakiau, nuplovė tas paskutinis. Kas jeigu aš nenoriu jį išleisti? Ką man padarys? Kas jeigu aš jų neišleisiu? Pažiūrėk, čia tų centrių. Overclockas realiai geras ar blogas? Kas toks? Overclockas, aš nežinau, aš visą variu ant Sentry Expert. Jis kainuoja 14 su šitom barkai taupyts. Nu jo, gali, nes aš toj dar vieną Sentry Expertą pastatau. Всё. Kai sulaikom. Nu, mano dar tas jų neišleidžia. Sako, sėdės. Ai, ir jis man pinigų duoda. Rimtai, man irgi davė šitų. Kodėl? Jis 989 jau. O, už ką duoda? O, duoda, nes jis trepina. Biški durnai įtrepina, tai žinai, duos pinigų. Nu, o, kiek man pradėjo. Man dar trūksta. Aš tai toje Engineer Monkey užsimaksinsiu. Ui, cooldown. Aš ant overlockų. Aš taupau tram 4 štukės. Juokauju. Nevarkit. Čia nelabai gerai vieta. Aš manau, šitą pabandom ir viskas. Nu,
pakankamai geras video, žinosit, ką geriausiai naudoti. Gal tęsinys bus, ką žinai. Žinai ką, aš juos prenkinsiu ir trepinsiu vien. Pažiūrėk, ten jau dar vienas irgi sėdi. Gerai, aš tai įdėsiu. Ant kurio man dėta, ant to, kuris yra oi, bliam. Oi, slurkim. Aš to, kuris arti yra įdėsiu. Kiek čia aš jų įtrepinu, oh my god. Gerai, yra overclockas pačiam priekį. Nežinau, kad ir ką jis daro. Overclockas? Jo. Nice. Ai, va, ability yra. Panaudos. Panaudau. O. Aš pabūsiu, marus visus antrigonus. Gal. Čia ability, kur turi būsnam procesų. Ai, tu selectint monkey turi. Tebūnė šitą. Panaudau ant vieną tau beždžionis. Žiūrėkit dabar. Sentries pleisna non-stop. Nu tai jo. O čia vis taip daro. Nu, bet šitą žiūri greitai. Tavo tas ultra boost, tipo... Pats paskutinis upgrade'as 7-7 aštukas kainuoja. Literaliai brangiausias iš visų. Oh, damn. Kol kas viskas sulupojas puikiai. Kol kas mes čia varom gerai. Aš manau tas, kuris beatins sniper bus inžinierius. Aš tikrai tą manau. Aš irgi. Sakau, jeigu surenkam kokį 5 laikų darom antrą dalį šito challenge'o. Aš visada norėjau tokį dalyką pasakyti. Aš visą laiką norėjau jį pasakyti. Toks surenkam 5 laikų ir bus antra dalis. Realiai, man užtektų 10 laikų. Nu jo. Kaip pradžiai. Jo, kaip pradžiai. Nežinau, kad ne visada pasiseks, tai jo. Plius vapšė gali čia mumis žiūrėti nelietuviai ir nieko nesupras ir sako, kas šį partų. Jo, gerai pabūsimo kažkokį vidurinį. Todėl aš uždėsiu hashtagus Lituania Lietuva. Gal lietuviams tą rodys. Žinai, būt gerai. Tikrai būt. Aš ant Century Champion taupaus, ant ko tu taupais. O aš ant kol kas nieko, nes manau, kad gerai yra. Aš nelabai to... Tada galėtum duoti, nes man tada nebedaug trūktų iki Century Champion. Gerai. Daviau. Ačiū. Trūksta man dabar 9 štukų, kas yra normaliai, bet... Tai aš jau pabiškį danyti. Okay. Ir plius mes čia labai greit gaunam, nes mano tas trepina balionus ir duoda babkių iš to. Kas yra įdomiai čia, įdomiai. Okei, jau užtenka. Tipo, užtenka, jau gali pats taupyti kažko. Daugiau jų pastatyti, ką žinau. Nu tai pastatyti. 5 štukų trūksta. Ai, donėkis. Dar neužtikau. Prasibraunau biškį, dar 2 štukas. Štuką darau? Vsio. Dar štukė. Dar 600 tiksliau. O, ne. Tiek mažai trūksta. Vsio. Bats. Matai, kaip čia viskas dabar varo. Rūžaus kažkoks. Jo rūžavus tokius stato. Champion Century. Aš pastatysiu dar vieną. Dabar aš tau. Užsimaksinau aš inžinierių. XXL
XXXL trap. Kaip kietai atrodo. Gerai, dar uždėjau. Ant Engineer Monkey gali tą Master Kodėl? Builder, kur visus 3 turi. Gerai, šitas pralaimėjo vienu raundu. Ne, jei neklystu kaip tik. Arba ten pat, arba daugiau. Bet nesvarbu. Jo, žodžiu, jie praktiškai Taigi, yra. aš atsisveikinu. Matikso išeina ir išeina kas dar? Atkingas. Aišku, dar nepamirškite subscribe ir like ir dar varpelį ant viršaus. Ir pakomentuokite komentarus. Surenkam 10 laikų, bus antra dalis. Ir dar parašykite į komentarus, ką mums reikia, ką mes blogai darom. Jo. Parašykit pasiūlymus visoks ir atsveikinu. Šiaip.